Sveiki, džiaugiuosi tave matydama šioje pirmoje pamokoje iš 4. Šiandieną mes išsiaiškinsime, kasgi yra tas autopiltuvėlis ir kaip galima jį panaudoti savo versle. Prieš tai jūs jau gavote vieną PDF failą ir vieną vadovą. Taigi patikrinkite, ar viską turite. Ten trumpai papasakojau apie save ir manau, kad šiame video to daryti nereikės. Tuomet žiūrime pirmą skaidrę. Taigi šiuose 4 vaizdo įrašuose aš jums papasakosiu, kaip praktikoje pritaikyti autopiltuvėlį, kaip jį įdėkti į savo veiklą ir kaip pagaliau gauti partnerių srautą. Visų pirma, reikia suprasti, kad mūsų kaip tinklininkų užduotis, tinklininkais aš vadinu žmonės, kurie dirba tinklinėme marketinge. Gauti užklausas, kad mūsų verslas augtų ir klestėtų. Taigi mums labai svarbu būti duodančiu žmogumi, o ne atvirkščiai, kaip dažnai būna, kad reikia prašyti žmogaus, kad ateitų į tavo komandą ar įkalbinėti kažkaip kitaip. Na, o jeigu ir ateina žmogus į tavo komandą, jis nemato tavyje lyderio, tai yra žmogaus, į kurį norėtų lygiuotis, arba netraktuoja mūsų rimtai ir neįsitraukia į darbą pilnai. Taigi mūsų užduotis gauti potencialių partnerių srautą nemokamai veiklos eigoje. Taip, mūsų apetitai gali augti ir mes gal norėsime didesnio srauto, tai visuomet galima pajungti mokamą reklamą. Bet svarbu suprasti, kad su šiuo būdu galima dirbti ir nemokamai. Tai aš siūlau pradėti dirbti nemokamu metodu. Taigi, tai kamgi yra skirtas šis įrankis? Bet prieš tai aš dar norėčiau trumpai apžvelgti 4 pamokas, apie kurias mes kalbėsime. Šioje pirmoje pamokoje mes apžvelgsime mūsų autopiltuvėlio strategiją, kokia ji yra ir maždaug ją išanalizuosime. Antroje pamokoje mes pakalbėsime apie super įpakavimą, tai jūsų paties įpakavimą ir jūsų socialinio profilio. Trečioje pamokoje kalbėsime apie turinį, koks jis turi būti ir apie tą nemokamą srautą, apie kurį jau šiek tiek užsiminiau. Ir 4 baigiamoji pamoka bus apie užklausų apdorojimą. Na kągi, judame toliau. Tai kamgi tinka šis darbo įrankis, tai yra autopiltuvėlis. Visų pirma, jeigu jūs turite bent vieną paskyrą bet kuriame socialinėme tinkle, tai šis metodas tikrai tiks. Nenorite dirbti su šiltų kontaktų srautu? Tai apie kągi mes čia kalbame? Tai toks metodas, kai turime sąrašą savo pažįstamų, pereiname per jų sąrašą ir su jais bendraujame. Na, o jeigu jūs esate tinklinėme marketinge jau nebe 1 metai, tai tikrai žinote šį metodą. Tačiau mes šio metodu nedirbame. Tai yra su pažįstamų sąrašu nedirbame ir taip pat su šiltais kontaktais nedirbame. Mes dirbame tik su šaltais kontaktais, tai yra nepažįstami žmonės iš interneto. Taigi toliau, kam dar tiks šis metodas? Tai gali būti žmonėms, kurie nori pereiti iš offline į online. Offline tai žmonės, kurie dirba ant žemės. Šiais laikais skaitmeninio pasaulio realybėse žmonės žino, kad online darbas yra žymiai efektyvesnis ir patikėkit, kad darbas offline yra žymiai sunkesnis nei online. Tokie žmonės supranta tai, kaip kad aš jau noriu pereiti į online, bet kaip tai padaryti, dažnai žmonės to nesupranta. Todėl šis metodas labai tinka, kadangi jį lengva yra atkartoti ir nereikia papildomų išlaidų jį pradėti. Na ką, judame toliau. Dar kartelį noriu pabrėžti, kad prieš pradedant žiūrėti kitas pamokas, failą, kurį jau turėjote gauti, tai sistemos įdiegimo planas, nes pamokos papildo, kas yra pateikta faile. Kol neperskaitėte, nerekomenduoju judėti toliau. Bet tikiuosi pažiūrėjote, tuomet judam toliau. O toliau papasakosiu apie autopiltuvėlio struktūrą, tai pradėkime nuo misijos ir savipozicionavimo.
Ką tai reiškia? Visų pirma, tai yra svarbu mums žinoti, kokiai auditorijai mes paleidžiame autopiltuvėlį. Kitaip sakant, reikia žinoti mūsų tikslinės auditorijos portretą. Pas tinklininkus dažnai būna toks dalykas, kad į savo puslapį jie kelia visokius postus įvairiom temom. Pavyzdžiui, vieną dieną jie pasakoja apie savo verslą, kaip jiems sekasi, ką jie apskritai daro. Antrą dieną jie įdeda savo vartojimo produktą ir pasakoja apie jį. Trečią dieną jie pasakoja apie savo šeimą, apie laisvalaikį. Ketvirtą dieną įdeda kažkokį medį nuotraukoje. Penktą dieną kažkokį juokelį iš interneto platybių arba kačiuką ir taip toliau. Ir kai svetimas žmogus ateina į tokį puslapį, jis nesupranta, ką autorius, tai yra puslapio savininkas, nori tuo pasakyti ir nėra algoritmo to puslapio vedimo. Tai ir iškyla klausimas, koksgi tai yra savi pozicionavimas. Jeigu svetimas ir atėjo, tai klausimas, ar pasiliks jis šiame puslapyje. Na, iš tikrųjų, tai nemanau. Taigi mums labai svarbu apsispręsti, koksgi yra tas mūsų unikalumas, apie ką mes kalbėjome ir kuo mes galime užkabinti žmogų ir tuo pačiu išsiskirti iš kitų. Tai ir yra būtina suprasti mūsų tikslinės auditorijos portretą. Tuomet galime visą turinį ir save pozicionuoti ir prisitaikyti prie to. Einame prie įpakavimo. Įpakavimas mūsų puslapio, jau kiek minėjau, turi turėti kažkokį algoritmą. Negalima daryti taip, kažką pamačiau ir įkėliau į savo puslapį. Turėtų būti kažkoks tai trigeris, kuris asocijuojasi su mumis, kad gal kažkaip mes protingai atrodome, ar tai kažkokia spalvų gama, deriniai, kad svetimas žmogus atėjęs iš karto atpažintų, kad tai yra unikalus puslapis. Judame toliau. Turinys. Mes negalime rašyti vien motyvacinius postus, na, o jeigu mes dar kažką iš kažko ir kopijuojame, tai išvis yra bėda. Kas mes esame ir su kokia tikslinė auditorija dirbsime, tada parašome jos skausmus. Ir tik tada parodome išeitį, kaip gali žmogus su šia problema susitvarkyti. Ir pagal tai turi būti visas mūsų turinys. Toliau, srautas. Taigi mes įpakavome savo puslapį, pradėjome kurti turinį ir mums reikia žmonių, kas tą turinį skaitys. Todėl mums yra labai svarbus srautas. Žmogus susidomi po to, kai pažiūri mūsų postą, reelsą, video. Jis tada užsikabina ir juda per mūsų piltuvėlį, tai mes toliau tą žmogų ir šildome. Taigi yra nemokamų ir mokamų būdų, kaip pritraukti auditoriją. Aišku, mokami reikalingi, jeigu mes norime didesnio žmonių srauto arba partnerių į savo komandą. Toliau yra užklausų apdorojimas. Jau pas mus ateina žmonės ir su jais jau kažką reikia daryti. Mes mokinsimės, kaip pravesti 15 minučių konsultaciją. Ne 50 ar 60 minučių, bet tikrai trumpą 15, gal 20 minučių, nedaugiau. Nes mūsų visų laikas yra labai brangus. Todėl aš pažingsniui pateiksiu algoritmą, kaip 8 iš 10 žmonių pajungti į savo komandą po konsultacijos. Na ir paskutinis punktas tai būtų plėtra. Mes jau pradėjome dirbti. Pas mus jau ateina žmonės, savaime aišku, mums norisi plėstis ir didinti mūsų verslą. Ir kas mums belieka, tai dar stipriau padirbėti. Žinoma, tam reikės įdėti daug pastangų, bet dėl tos pastangos tikrai bus vertos ir ką mes darome. Tai pajungiame automatizacijos įrankius, galima mokamą reklamą ir be abejo pas mus tada bus dar geresni ir efektyvesni rezultatai. Imkime tokį pavyzdį, kad
28 dienas per mėnesį mes kelsime tik po vieną postą kas 2 dienas. Tai tik 14 postų per mėnesį. Po 2 užklausas gausime į dieną ir tai sudaro 56 užklausos per mėnesį. Ir tai mažiausiai. Jūsų auditorija pradės nedelsiant į tai reaguoti, net kol nenaudojat srauto pritraukimo metodų, bet kai pradėsite jais naudotis, sulauksite net 112 užklausų. Be abejo, tie skaičiai gali būti didesni ar mažesni, čia įmame maždaug vidurkį. Ir ką mes turime, tai 3-2 konsultacijos į dieną po 15-20 minučių, kiekvienai ir iš 10 užklausų jūs uždarote 8 užklausas, tai yra 8 žmonės. Ir iš viso 45-89 nauji lyderiai jūsų komandoje į mėnesį. Tai ar to užtenka jums, ar jūsų verslo augimui, be abejo, spręsite jūs. Na, dar šiek tiek pakalbėkime apie plėtrą. Kai mums darosi mažai to srauto, galime paleisti mokamą reklamą. Botai dirba vietoj mūsų. Gauname užklausas jau nuo šiltų žmonių 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, net kai jūs miegate. Ir atsikeliame, atidarome programėlę. Kiek pas jūs užsiregistravo žmonių, jau matome, ar tai į komandą, arba paliko užklausą konsultacijai. Darbo online yra pliusas, kad pas mus ateina šalti žmonės, kurie apie jūs išvis nieko nežino. O jeigu mes dirbame savo būdu, tuo labiau. O šiaip tema autopiltuvėlio, turiu omeny, dirba iš mėnesio į mėnesį. Tai jūs galite išmokinti ir savo komandą, nes tikrai nesunku yra duplikuoti. Jūs tiesiog vieną kartą pasėdite, viską sustyguojate ir dirbate pagal sudarytą planą, pagal sistemą ir dirbate su užklausomis. Ir patikėkite, ateis laikas, kai jūs jau norėsite jas sustabdyti, tiesiog nespėsite jas apdoroti. Na, ar tikite tuo, bet 8 iš 10 užklausų per dieną tai 179 partneriai. Net jeigu tik 30% iš jų aktyvuojasi, visgi bus 53 aktyvacijos per mėnesį. Tai yra aktyvūs žmonės per mėnesį ir, kas svarbiausia, tai tiesiog disciplina ir darbas pagal algoritmą. Na ir pabaigai noriu pasakyti, kad sekantis video įrašas jums ateis rytoj, bet jeigu jūs nenorite laukti sekančio video, galite pažiūrėti jį jau dabar. O kitame video mes pakalbėsime apie įpakavimą jūsų profilio, kaip jis įtakos jūsų verslui. Tad susitiksime sekančiame video.